2013 metai iš tikrųjų nebuvo nieko ypatingi Vilniaus miestui dėl vagysčių iš butų problematikos, kaip visada buvo pakilimų ir nuosmukių, ir tai buvo apie 1500 įvykių. Vilnius yra be abejo traukos centras ir ne tik tai tų žmonių, kurie nori kažką pasiekti, bet taip pat ir tų žmonių, kurie nori to pasinaudoti. Tai Vilniuje be abejo ta problematika visada yra aktualesnė, tų vagysčių yra daugiau ir tai yra natūralu. Kaip ir metų laikai, taip ir paros laikai, taip ir vagysčių skaičius jis priklauso nuo to, kada nusikaltimą vykdantis asmenys jį pasirenka. Bet be abejo, ko žmonių daugiau nebūna namie, tai yra atostogų laikotarpis arba tai yra šventinis laikotarpis, tų vagysčių padidėja. Tačiau šiais metais reikėtų pasakyti, kad būtent lapkričio mėnesį buvo sulaikytos kelios grupuotės ir visos šventės praėjo labai ramiai. Buvo labai mažai vagysčių, labai mažai registruota, kadangi buvo iš anksto tam ruoštasi, buvo atliktas milžiniškas darbas, trukęs, sakykime, ne vieną mėnesį ir buvo sulaikytos kelios grupuotės su įkalčiais. Tai buvo plačiai nušviesta, buvo parodytas ir vaizdo medžiagos, kaip sulaikoma ir be abejo tie daiktai, kurie buvo pagrobti. Tai šiais metais pavyko. Be abejo yra vėlgi skirtingos grupės, skirtingos amžiaus kategorijos. Kalbu šiuo metu apie tos žmonės, kurie vykdo nusikalstamas veikas, tie pradedantysis arba, sakykime, labiau įnikę į narkotikų vartojimą, į kitus žalingus įpročius, jie vagia viską. Jie gali pavogti kompiuterį, gali pavogti telefoną, jie gali pavogti, nežinau, patalinės komplektą, čia priklauso. Tačiau tie, kurie stengiasi, kurie savo tą nusikalstamą veiką paverčia verslu, jie orientuojasi į papuošalus, aukso dirbinius ir be abejo grynuosius pinigus. Žinokit, 95% atvejų tai daroma spontaniškai. Tiesiog važinėja po sodus, iš savo asmeninės patirties žinau, kad stebintos asmenys, kurie vykdo nusikalstamą veiką, kartais pasimeti, kiek jie kartų pravažiuoja pro tą patį namą ir kada jau jie apsisprendžia būtent tą namą reiškia apvogti, nes renkasi pagal išorę. Kuo gražesnis namas, kuo gražiau sutvarkytas kiemas, to didesnė tikimybė, kad ten bus kas nors vertingo. Nes jeigu mano žmona turi gražų automobilį, tai tikėtina, kad mano žmona turi daug ir papuošalų. Tai jeigu pravažiavęs pastebi, kad yra neblogas automobilis stovi, tai vat užtenka to, kad pasirinkti. Be abejo, jeigu jūs jau tampat nusikaltimo objektų ir tikslas esat būtent jūs, tai jūs jau neapsisaugos. Dažnas signalizacijos suveikimas visada yra pirmas signalas, nes taip dažniausiai yra tikrinama. Tikrinama, per kiek atvažiuoja policijos pareigūnai, ar jos kas nors kviečia, ar kaimynai bendrauja, ar yra bendruomenė, ar išeina kaimynas pasižiūrėti į suveikimo signalizacijos, galų gale žiūri, ar atvažiuoja apsaugos tarnyba. Taip pat tokiu būdu galim pažiūrėti, ar šuotas paloja ir čia yra pirmas toksai. Antras gali būti, jeigu jūs turit vartelius ir jie staiga sugedo, irgi labai įdomus klausimas, reikėtų pasižiūrėti, reikėtų tada jau ieškoti sąsajų. Na, labai retai būna, kad sugadinama durų spyna. Jeigu tai būtų butas, tai kartais būna, kad sugadina durų spyną, kad žmogus pakeistų naują spyną, jeigu jinai netinka išlaužimui, sakykime, atėjo, apsižiūrėjo, nori būtent apvogti tą butą, bet spynos negali atrakinti, tada ją sugadina, jinai yra pakeičiama ir tada jau dirbam. Nenorėčiau nieko nuliūdinti, tačiau jeigu jūs esat pasirinktas taikiniu, būtent jūs, tai apsisaugoti praktiškai neįmanoma, kadangi apsaugos priemonių, kurių nebūtų galima įveikti, nėra. Yra tik tai apsaugos priemonės, kurie užtrunka ilgai ir kurioje sudaro tam tikras kliūtis tam tikram laikui. Kuo didesnis laikas, kuo daugiau kliūčių bus, tuo mažesnė galimybė, kad jūs busite pasirinktas to taikiniu.